atsiranda kokia nors odos ligos, kažkam atsiranda virškinimo sistemos sutrikimai. Dėl to, kaip žmonės gyvena, jie patiria įtampą. Ir tada atskiri organai sureaguoja į tai vienaip ar kitaip, vienokiu ar kitokiu būdu. Ir dar viena priežastis, dėl ko prastėja regėjimas, tai yra akinių nešiojimas. Ir labai mažai kas apskritai turbūt niekas nešneka apie akinių nešiojimo šalutinį poveikį. Jeigu jūs paimsit, bet aš jau kiek su savo mokytojais važiuoju stebėti pas mokytojus, kaip jie dirba su silpnaregiais. Silpnaregis tai yra tas, kuris su akiniais nemato tai, kas parašyta lentelėje. Su akiniais negali matyti to, kas parašyta lentelėje. Ir kai mes nagrinėjom kiekvieno žmogaus istoriją, tai tikrai nei vienas iki -20 ar iki -10 ar iki -15 nepriėjo iš karto. Ta prasme buvo -1, -2, -3, -4, -7, atšoko tinklainė, padarė operacija nepavyko, pasakė, kad dėl kažkokių priežasčių nepavyko ir taip toliau. Aš žinau žmonių, kurie apako, operuodamėsi pas tą patį gydytoją 20 kartų, nes visą laiką kažką buvo galima daryti. Ką norėjau pasakyti, 70% iš mano matytų silpnaregystės atvejų yra žmonės buvo trumparegiai pradžioje. Ir jų dioptrijos didėjo, tada pradėjo plyšti tinklainės, atsirado makulos degeneracija, tinklainės degeneracija, atsirado kraujavimai įvairiausi ir dar daug visokiausių, tada gliaukoma, tada katarakta arba atvirkščiai ir panašiai. Tai akiniai turi labai stiprų akinių nešiojimas šalutinį poveikį ir žmonės nesuveda to su tuo, ką jie išgyvena. Pliusiniai akiniai taip pat turi poveikį, pliusinių akinių nešiojimas, tai yra skaitimui, toliaregystei koreguoti, bet jie neturi tokio didelio kaip minusiniai akiniai. Taip, bet principė, kaip akiniai dirba, nes aš asmeniškai, taip nesu, sakykime, susidūrę su tuo, bet jūs, kaip sakėt, kiekvieną kartą stiprinant akinių tą raišką, realiai akis vis labiau ir labiau silpsta. Ir tai nėra irgi, tai nėra visiškas sprendimas, tai tiesiog yra simptomo šalinimas, kaip ir su medikamentais. Padėti simptomai, bet pati problema realiai blogėja, dar giliau, taip? Taip, tai dar gilėja ir atsiranda įvairiausių gretutinių akių ligų. Ir jeigu mes kalbam apie trumparegystę -15, -20, -26, tai jau nėra tik trumparegystė. Visą laiką yra šalia gretutinių problemų, kas baigėsi dažniausiai. Gal galėtumėt keletą jų irgi paminėtas dar gretutinės? Tai kaip ir sakau, tinklainės atšokimas yra 80% tinklainės prišaudimo operacijų yra padaroma trumparegiams. Tada yra tinklainės degeneracija. Toliau yra gliaukoma, išsivysto, dėl to, kad akis yra nuolatinėje įtampoje. Obeico gliaukoma apskritai vadino funkcinę neurozę. Tai yra žmonės ypatingo jautrumo. Ir aš, kai dirbu su tokiais žmonėm, aš visada tą faktą pasitvirtinu. Ypatingo jautrumo, nervingumo žmonės. Ir jiem atsipalaiduoti yra labai sunku. Tai makulos degeneracija taip pat. Ir turbūt tokius aš sutinku dažniausiai. Žinot, aš neturiu, jau manęs visai turbūt ir nesimato, aš neturiu jokio medicininio išsilavinimo, nesu susijusi su medicina, nieko negydau. Aš mokausi pas žmonės, kurie iš aklumo sugebėjo išeiti, matyti, nusimti akinius, vairuoti, nors gimė akli ar ne. Ir matau, kaip jie padeda kitiems žmonėms, mokausi iš jų, pati darau tos pratimus, bendrauju su nuostabiais pasaulyje esančiais mokytojais regėjimo gerinimo, mokausi iš jų ir dalinuosi jų patirtim. Tai tikrai čia ne mano kažkas sugalvota. Ir tai jūs šiuo metu, Sigita, nenešiojat šiaip akinių jau kiek metų? Aš akinių nenešioju jau dabar nuo 2010 metų, tai bus kiek čia,
14 metų aš akinių nei lęšių visiškai nenešioju, tačiau vis dėlto aš turiu tikrai aš trumparegystę turiu, bet čia yra, bet jeigu gydytojai sako, kad trumparegystės išgydyti neįmanoma, aš su jais visiškai nesutinku, nes jie net ir negydo jos, o jie tik tai dar ją labiau gilina. Bet yra dalykas toks, kad per daugelį metų akinių nešiojimų žmonės kūnas išsiugdo tam tikrus įpročius, kaip reikia žiūrėti. Smegenys pradeda dirbti su akimis ne taip, kaip jos turėtų dirbti. Ir žmogaus, kaip eisena yra žmogaus. Smegenys naudoja tam tikrus raumenis suformuoti eisenai ir jūs iš nugaros, Dovydai, gali pažinti artimieji ir pašaukti: Dovydai, ir tu suksi, ne? Tavo smegenys naudoja tavo raumenis tam tikrų būdų. Taip ir smegenys naudoja akis tam tikrų būdų žiūrėti. Ir kai tu nešioji akinius arba nematai, tas įprotis žiūrėti taip, kaip žiūri, jis yra toks žiaurus, kad pakeisti jį yra labai nepatogu ir labai sudėtinga. Taip kaip pakeisti eiseną, taip kad jinai automatiškai būtų kitokia. Kad smegenys naudotų kitus raumenis, kad jinai taptų kitokia. Taip ir yra su akimis. Aš galiu matyti idealiai gerai, man reikia daugiau laiko, nes aš žinau, kaip reikia žiūrėti, kaip reikia priversti akį žiūrėti. Ir to, ko aš galiu pamatyti, bet man reikia daugiau laiko tiek, kiek jo neduoda gydytojai, kai tikrina tave kabinete. Man reikia minutės, 2, kartais 5, kartais 30 sekundžių, kad aš galėčiau pamatyti to, ko nematau. Nes esmė yra tai, kad tiesiog žmogus, kuris nemato arti ar toli, jis nežiūri ten, kur jam atrodo, kad jis žiūri. Ir tas įprotis, kaip smegenys dirba su akimis, jis aš sakyčiau, gal iš dalies gydytojai šitoje vietoje yra teisūs, kad neišgydoma, todėl kad to įpročio visiškai atsikratyti taip jau tokiam amžiui kaip aš, arba vyresnio amžiaus, jau labai sunku. Vaikai to įpročio atsisako daug greičiau, todėl jiem regėjimas sugrįžta gerokai lengviau. Ir ta prasme, kad jiems jie atsikrato tų diagnozių, trumparegystės, toliaregystės. Jo, ir apskritai vaikų smegenys labiau vadinasi neuroplastiškos, tai jie greičiau prisitaiko prie bet kokių pokyčių, įpročių naujų. Bet principe, ką aš suprantu, kiekvienas žmogus, ar tai norėtų naudoti kažkokios, sakykime, prevencijai, tam tikrus dalykus, ar pačiam galbūt net sutrikimo šalinimui, tiesiog naujus įpročius kurti, kurių dalis yra būtent gal apie tą balansą tarp įtampos ir atsipalaidavimo, būtent akių raumenų. Aš taip suprantu, taip? Ne, Dovydai, nėra taip. Yra smegenys ir akis ir jos turi dirbti kartu. Tai yra, smegenys turi įdarbinti akis, kad jos dirbtų. Ir taip, iš kitos pusės kažkiek taip, tu teisus. Raumenys atsipalaiduoja akių, kai jos žiūri toli. Yra 2 teorijos. Aš turiu 2 mokytojus. Vieni vadovaujasi Beitso metodo teorija ir aš esu Beitso metodo mokytoja, kuris sako, kad akies obuolį judinantis raumenys yra pagrindiniai akomodacijos procese. Mano mokytojas, kuris gimė aklas, jam darytos 5 nesėkmingos kataraktos operacijos ir iš jo vyzdžių likę tik tai 10%, jisai vairuoja dabar automobilį be jokių apribojimų, ar ne? Jisai sako, ne, krumplyno raumuo ir lęšiukas yra pagrindiniai akomodacijos procese, taip kaip sako šiuolaikinė medicina. Bet iš esmės, jisai sako dar svarbesnį dalyką. Kai mes pradedame stimuliuoti tam tikras smegenų dalis, kad jos įdarbintų akis žiūrėti, mes niekada nesužinosime, kokie regos sistemos organai buvo panaudoti, kad mes matytumėm. Todėl nėra taip paprasta, kad raumenys atsipalaiduoja arba susitraukia, įsitempia. Nėra taip paprasta. Yra viskas gerokai subtiliau, sudėtingiau ir tai yra iš esmės smegenys. Mums reikia stimuliuoti, mums reikia žiūrėti taip, kad smegenys pradėtų naudoti akis. Lygiai taip, kaip sakoma, kad jeigu negimdžiusi moteris duoda žįsti kūdikiui krūtinę, po kažkiek dienų atsiranda pas ją pieno. Tai lygiai taip pat, jeigu mes savo akis
pradedam naudoti žiūrėjimui, žiūrėti, apžiūrinėti detalės, domėtis pasauliu, stebėti jį. Yra įvairiausi pratimai ne tik akims, bet ir atskiroms akių dalims stimuliuoti, ar ne? Smegenys pradeda naudoti jas, tai pavyzdžiui, kaip periferija, kurios mes nenaudojam. Mes pradedam daryti tam tikrus pratimus arba žiūrėti taip, kad įsidarbintų periferinės ląstelės, smegenys jas pradeda naudoti ir matosi geriau. Todėl čia nėra tik tai raumenų atsipalaidavimas arba įsitempimas. Aha. Nu, tai aš taip norėjau pasidalinti prevencijai, pavyzdžiui, ar su tokiu dalyku sutiktumėt, aš prevencijai darau, nes man regėjimas, jaučiu, kad mano pats brangiausias pojūtis man gyvenime, tai tarkim, žiūriu į kažką labai detalaus, pavyzdžiui, į gėlę, žiūriu 5 minutės, o tada pakeičiu tą žiūrėjimą į platų, susirandu objektą toli ir nukreipiu savo regėjimo lauką į kažkokį tolimą objektą, pavyzdžiui, medį ar kalvą kažkokią toli ir stengiuosi irgi kuo ryškiau įžiūrėti tą. Ir kartais būna lėčiau tą darau, o kartais pakeitinėju, tarkim, tarp 10-15 sekundžių kažką arti, 10-15 sekundžių kažką toli ir taip, ar pavyzdžiui tokia praktika skamba kaip prevencija, ar kaip tas smegenų truputį suaktyvinimas ir smegenų ir regos sujungimas? Tu darai labai svarbų dalyką, tai yra kuri balansą tarp žiūrėjimo arti ir žiūrėjimo toli. Tai prasme, tiek kiek žiūri arti, tiek pažiūri toli. Nežinau, ar tai yra prevencija, bet toks būdas, kurį tu naudoji, bet žiūrėti toli yra labai gerai, todėl kad pastebėk, kad mūsų žvilgsnis dažniausiai yra suteltas arti. Ir tai arti apskritai mes žiūrim labai daug. Ir mūsų akis pervaksta. Žiūrėti toli, bet ne taip spoksoti, tiesiog žiūrėti. Žiūrėti toli, tai reiškia perkelinėti žvilgsnį nuo objekto iki objekto, nuo taško prie taško ir kiekvieną kartą suvokti, į ką tu žiūri. Nes tai yra taip akivaizdu, visi regėjimo sutrikimus turinti žmonės. Aš duodu paprastą pratimą, paprašau užsimerkti ir atsimerkti. Ir kai jie atsimerkia, aš paprašau pasakyti, į ką jie žiūrėjo. Atsimerkia. Ir daugelis sako, kažkur visur, į sieną, į duris, į langus. Gerai matantys žmonės visą laiką pasako, žiūrėjau į žvakės galiuką, į durų rankenos galiuką. Akis judantis objektas, jos paskirtis, jinai nemato, jinai perdavinėja informaciją, surinkinėja informaciją ir geriausiai mato vienu metu, juda jinai per sekundę 70-100 kartų, vieno judesio metu jinai geriausiai mato 1 centimetro diametro tašką, kur be pažiūrėtum. Ryškiausiai, visa kita yra neryšku. Tokiu būdu judėdama, jeigu jinai juda, o po akiniais akis nustoja judėti, įtampos metu jinai nustoja judėti. Žmogus galvodamas apie 10 savo darbų, eidamas iš namų į darbą ir nematydamas nieko aplink, akis nustoja judėti. Dėl to dingsta regėjimas, akis tiesiog nejuda. Bet surinkinėdama tą informaciją, gerai matanti akis visada žino, kur žiūri tiksliai, į mažą taškelį. O prastai matantis žmogus jisai nežino. Tai ką aš noriu pasakyti, kad žiūrėjimas toli į horizontą, suvokiant kiekvieną kartą, kur tu nukreipi žvilgsnį, apžiūrinėti debesų kraštus, apžiūrinėti ten horizonte besimatančių ten medžių šakas, apžiūrinėti, kvėpuoti, judinti galvą ir mirksėti, kad tai būtų judesy, yra labai palanku. Žiūrėjimas arti į detalės yra irgi labai gerai klausimas, kaip tu tai darai. Ar tu mirksi, ar tu atsipalaiduoji, ar tu apeidinėji kiekvienos detalės kraštines, ar tavo akis juda, ar tik tai tu spoksai. Ir ar tu kvėpuoji, labai svarbu. Ir ar pečiai neįsitempia tada. Nes mes, kai pastangos, stengimasis yra vienas iš tų įtampos šaltinių. Žmonės stengiasi per daug. Jie stengiasi ir stengiasi, dėl to kyla įtampa. Tai vat, jeigu tu tai darai atsipalaidavęs su malonumu, tada viena. Bet jeigu tu stengiasi, tai tada jau kitai.
Jo, čia labai įdomus pastebėjimas, nes iš vienos pusės ar reikia stengtis, visą tai natūralu, jeigu kaip susibalansuoja viskas, tai turėtų viskas tiesiog natūraliai būti ir nereikia tos įtampos iš tikrųjų. Bet ką principė supratau, kad viskas čia yra labai apie net intenciją matyti ir susitelkimą tada jau į tą, ne tik tais, kad, kaip sakėt, apžvelgti kažką, spoksoti, bet matyti kažkokį objektą, stebėti ir matyti realiai. Matyti reikia, jeigu, pavyzdžiui, žiūri į tolį, yra toks pratimas, tiesiog tolumoje suskaičiuoji 20 objektų. Ką tu matai, aiškiai savo įvardini, ką tu matai. Tada šiek tiek artėji nuo horizonto link savęs, vėl 5 objektus pamatai. Dar arčiau link savęs, dar arčiau, kol iš viso čia arti prieš 5 metrus, ką matai. Ir vėl eini į tolį. Bet čia yra būtent tai, kad apžiūrinėti, kad akis judėtų. Tai yra labai svarbu. O šiaip, ką tu pasakei, norėjau dar pridurti, kad momentas yra svarbus tai, kad tu negali įžiūrėti. Vaizdas pats pasiekia akis. Jeigu jis akių nepasiekia, reiškia tavo mechanizmas neleidžia dėl įtampos esančios jame pasiekti smegenų. Lygiai taip pat kaip garsas, tau nereikia stengtis išgirsti. Ir taip jis tave pasiekia. Lygiai taip kaip oras, tugi nesistengi kvėpuoti. Tu įkvėpi savaime. Taip ir vaizdas, jisai pasiekia akis savaime. Bet dėl tam tikrų trikdžių, tiesiog to negali padaryti. Todėl reikia tos trikdžius pašalinti.